Labas vakaras, mėly knygų mugės lankytojai ir lankytojos. Neabejoju, kad šiandien jau buvo ne vienas renginys, kuris patraukė jūsų dėmesį, ne viena diskusija, ne vienos knygos pristatymas. Tikrai ačiū kiekvienam ir kiekvienai iš jūsų, kas atėjot šiandien į dar vieną renginį, nes tikrai esu užtikrintas, kad kalbėsim apie išskirtinę knygą intriguojančių pavadinimų Ugnis ir tikėjimas. Lietuvos istorija ir mitologija operos scenoje. Ši knyga yra kolektyvinė monografija ir 3 autorius ir autorės jūs matot čia šiandien, tai iš karto leiskite pristatyti mano garbius pokalbininkus. Pradėsim nuo muzikologių profesorės Rūtos Stanevičiūtės ir mokslų daktarės Jūratės Katinaitės. O šalia manęs yra menotyrininkas profesorius Helmutas Šabasevičius. Ir reikėtų paminėti, kad knygoje taip pat dar galima rasti ir teatrologės mokslų daktarės Daivos Šabasevičienės tekstą. Tai šiandien yra tik tai 3, ne 4 autoriai. Pokalbį moderuosiu aš, kultūros istorikas ir šitos knygos skaitytojas Aurimas Švedas. Pirmus 2 klausimus jūs beveik nuspėsite, nes jie dažniausiai ir nuskamba knygos pristatyme. Toks jau yra žanras, kaip ir operoje, nieks nepradeda nuo finalo. Tai tikriausiai, Rūta, jums teks atsakomybė papasakot, kam, kaip, kada kilo sumanymas imtis operos, istorijos ir mitologijos sampynos tyrinėjimų. Ir kadangi knyga įspūdingų apimčių, tai čia tikriausiai buvo visokių nuotykių. Ir džiaugsmų, ir nusivylimų, ir abejonių, ar užbaigsit šitą Sizifo darbą. Šiek tiek netikėtas klausimas, nes kažkaip galvoju, kad iškart kalbėsime apie knygos turinį, bet iš tikrųjų labai gerai, kad paskatinate prisiminti pradžią. Tai galėčiau pasakyti, kad kolektyvinės knygos yra iš tikrųjų nelengvas žanras, ypač kai jo imasi skirtingų turbūt sričių autoriai, nors mes visi draugai ir bičiuliai, bet niekada nebandėm kartu rašyti vienos knygos, tai yra nemažas iššūkis. Juolab labai mažai turbūt knygų, kur muzikologai rašo kartu su dailėtyrininkais, teatrologais ir dar kitų sričių tyrinėtojais ar istorikais, tai tikrai yra turbūt retenybė. Ir knyga, o jinai vis dėlto gimė turbūt, ne veltui mes turbūt esame meno žmonės, jinai gimė absoliučiai spontaniškai ir dažniausiai knygos arba kažkokie tyrimai, projektai atsiranda, kai darydamas kažką kitą, tirdamas, rašydamas, tu staiga susiduri su kažkuo, ko tu nežinai. Ir iš tikrųjų iš kitų mūsų nežinojimų atsirado turbūt šita knyga. Iš tiesų jūs teisus, kad buvo pirmas mūsų toks, šiek tiek atrodė turbūt ir iššūkis toksai, ir nemaža rizika tas sumanymas, nes mes norėjome visų pirma kažkokią pamatyti visumą, nes iš tiesų neturime tokių, aš sakyčiau, kultūrinių pasakojimų apie operą Lietuvoje, ypač apie Lietuvos operą, bet juolab apie lituanistinę operą. Tai pirmas iššūkis buvo apskritai kažkaip įtraukti, sukurti kažkokį, kaip aš vadinu, pirminį pasakojimą apie tai, kaip atrodė lituanistinė opera, tai ne tik Lietuvoje ir lietuvių rašytos operos, bet apskritai operos, kuriuose yra vienaip ar kitaip paliečiama Lietuvos ir lietuvių istorijos ir likimų tema. Ir šalia šito dalyko iš tikrųjų tie kiti iššūkiai, tai yra tai, kad mes turėjome gana greitai surinkti medžiagą ir visą tą pirmiausiai korpusą statyti. Ir čia buvo vėlgi labai įdomu ir intriguojanti, kad praktiškai iki pat knygos rašymo pabaigos, kai jau sudarinėjome net bibliografinę rodiklę, vis išnirdavo kokios nors naujos operos. Ir mes susirašėm, sakydavome, o Dieve, dar viena Lenkų opera. Ir iš tikrųjų mes pateikėm, aprašėm apie 67 peros, ar ne, Jūratė skaičiavo operas. Ir kai jūs klausėt, iškart pasakysiu kas, nes pavyzdžiui, iš tikrųjų dar vienas iššūkis yra, mes esam rašę visi praktiškai apie visus laikotarpius. Mums reikėjo pasidalinti, kas apie ką rašo ir kas apie ką nerašo. Ir kažkaip tai pasižiūrėti, kaip mes galbūt galim skirtingai parašyti apie tos dalykus. Ir iš tiesų yra dalykų, kurių mes jau pamatėme, kad jau niekada, tai, sakykime, vokiečių rašytos operos apie mažą Lietuvą liko anapus, nes tai būtų neįveikiama per 2 metus. Ir paskutinis, ką paminėsiu, galbūt Helmutas čia pridurs, iš tikrųjų, jūs paminėjote prieš mūsų šitą pokalbį, kad mūsų dabar knygų mugės dienomis naujas karas. Kai mes pradėjom knygą, irgi prasidėjo karas Ukrainoje. Ir tai neišvengiamai irgi
atnešė tam tikrų apribojimų, nes negalėjome nuvažiuoti nei į Peterburgą, negalėjome nuvažiuoti į Lvovą ir kitaip rinkom tą medžiagą ir aišku, kad vėlgi tam tikri dalykai, kuriuos tas karas ir visa geopolitinė situacija inspiravo. Tai aš irgi jau galima tik tai šiek tiek papildysiu, kad tikrai didelis impulsas imti šito darbo buvo mokslo tarybos konkursas ir buvo parengta paraiška ir tą paraišką laimėjom ir turėjom galimybę šitą mokslinį tyrimą vykdyti. Ir tai buvo kartu ir taip, laikas nedidelis, bet galimybės vis dėlto ir išvažiuoti, surinkti medžiagą kitose šalyse, nors karas, pandemija labai apsunkino vis dėlto šitą mūsų darbą. Ir pats prisimenu, kad buvau suplanavęs kelionę į Lvivą, kur taip pat buvo pastatytos 3 lituanistinės operos XIX amžiaus pabaigoje, susirašinėjom su Lvivo operos ir baleto teatro meno skyriaus vadovė. Man jinai atsiuntė repertuarą ir tiesiog jau buvau nusipirkęs bilietus, bet karas šitą visą kelionę sustabdė ir tikrai dalis medžiagos liko tiesiog nepasiekta ir nepanaudota. Nors kita vertus, jeigu dar truputėlį čia apie tą virtuvę pasakyti, tai pandemija kartu tam tikras ir teigiamas savybės turėjo, nes nemažai rinkinių buvo suskaitmeninta, atsirado ir Polonija LT ir Gali Kafer, kitose tinklalapiuose, galų gale matyti ir pačios institucijos ėmėsi būtent pandemijos sąlygom savo rinkinius peržiūrinti, skaitmeninti ir dėl to buvo tikrai kur kas lengviau ir susisiekti su archyvo istoriko Rikordi, kurie saugo visą Milkarė Ponkielį lietuvių medžiagą, ne tik tai partitūrą, bet ir scenografijos, kostiumų eskizus. Taip pat buvo paprasta labai bendrauti su Poznanės didžiojo teatro archyvų, kurie irgi suteikė medžiagą, nes jinai jau buvo būtent tuo metu nuskanuota. Tai ir gavom ir ne tik tai recenzijų iškarpas, nuotraukas, bet taip pat ir muzikinius įrašus. Na, aš galėčiau tik pasakyti, kad turbūt operos temoje iš mūsų visų buvau labiausiai įmirkusi ir ypač tuo metu sėdėjau sovietmečio tyrimuose, sėdėjau tam tikrą tiesioginę prasme archyvuose ir labai tas pakeitė mano kažkaip nuostatas daugelį, nes tuo metu vyko tokie kultūriniai karai gatvėse, laikraščiuose dėl sovietinio paveldo vertinimo. Mes aiškinomės, kokią vietą turėtų užimti Salomėja Nėris, kokią vietą turėtų užimti Lietuvos kultūroje Justinas Marcinkevičius. Ir aš taip pastebėjau, kad muzikos kūriniai, kurie irgi nemažiau kelia galbūt aistrų, jie kažkodėl viešoje erdvėje tų aistrų nekelia. Ir aš paskui turbūt padariau išvadą, kad niekas taip žmonių labai nejaudina kaip rašytinis žodis. Ir operos užkliūna tada, kai užkliūna jų libretai. Dėl muzikos jos rečiau yra taip kritikuojamas. Bet yra ir tokių atvejų, kaip pavyzdžiui Džoakinio Rosinio opera Žygimantas, kur yra visiškai niekam nežinoma, nors kompozitorius yra vienas iš pačių populiariausių. Ir opera Žygimantas arba Sigismondo, kaip jinai vadinasi originaliai, yra viena laikoma pati didžiausia arba viena iš pačių didžiausių jo nesėkmių. Nors opera turi nuostabios muzikos ir jeigu ji dabar būtų vėl pastatyta, mes daug ką atpažintume, nes po tos neva nesėkmės Rosinis panaudojo dalį muzikos savo garsiosiuose operose, Sevilijos kirpėjas, Italija Alžyrė, Pelenė, tai būtų ir girdimų tam tikrų intonacijų. Bet kiek aš patyrinėjau būtent tą italų operos lituanistiką, ten daugiausiai vis dėlto yra nesėkmės, kurios yra susijusios su Lietuva ir tai dažniausiai yra susijęs su siužetais ir tam tikra tokia susistumdymų tarp Lenkų ir lietuvių reprezentacijos, nes jeigu ukrainiečiai kaip tokia antitezė savo nacionalizmui naudoja, kad aš
ne rusas, tai lietuviams ir 18, ir 19 amžiuje buvo turbūt antitezė aš ne lenkas. Tai labai daug tuose siužetuose yra tų momentų atrandamų. Ačiū labai, jūs ką tik išgirdot visų autorių požiūrius, kaip vyko darbas. Žiūriu į auditoriją, kurioje iš tiesų susirinkę žmonės vienaip ir kitaip suprantantis, apie ką čia eina kalba, ir aš dabar taip sprendžiu, kiek klausinėti jūsų tokių pačių paprasčiausių iš pirmo žvilgsnio atrodytų dalykų, bet vėl prisimenu, kad knyga ką tik tai prieš savaitę. Tekstas virto knyga, tai nepykit, kad vis dar norėčiau toliau pakamantinėti jūs apie tam tikras mąstymo prielaidas ir darbo metodologiją. Tai pirmiausia, sureaguosiu į tai, ką pasakė Rūta, kad teko daug kalbėtis ir atsirinkti, kaip kas darys, kokius dalykus ir kokias temas ir chronologinius rėžius padengs. Taip pat Helmutas jau užsiminė apie tapatybinę skirtybę. Žmonės atėjo iš visiškai kitokių disciplinų ir tiesą sakant, leiskit Helmutai primint, ką jūs parašėt pratarmėjai. Šioje knygoje daugiau nei 400 lituanistinės operos scena žvalgoma iš skirtingų menotyrinių ir probleminių perspektyvų. Tai gal vis tik tai dar sykį sugrįžkim ties tuo, kas paslėpta po knygos viršeliais, kokios temos jūsų pagalba atsiveria skaitytojams ir labai prašau nepamiršti dar vieno dalyko, apie ką mes kalbėjom prieš ateidami čia į auditoriją, kad šita knyga yra labai vizuali, kad jinai yra ne tik tai sudaryta iš daugybės spaudos ženklų, nes visi žino, kas yra susidūrę su siaubingu dalyku, kuris vadinasi projektas, kad ekspertams dažniausiai nesvarbu, ką jūs parašėt, svarbu, kad idealiai sutaptų Excelio lentelėje pažadėti spaudos ženklai ir spaudos lankų kiekis su tuo, ką jūs ten primarginot. Bet šita knyga nėra projektas, tai yra tiesiog labai gražiais ryšiais tarpusavyje susiję pasakojimai, kurios dar papuošia daugybę nuotraukų. Kas pradės? Tai aš tiesiog, kadangi paminėjot ir mane šiek tiek, ir tas mūsų pratarmės tuos sakinius, tai tik taip pasakysiu, kad aš esu dailėtyrininkas ir suprantama, kad man artimesnė yra toji vizuali operos teatro pusė ir šiandien aš tos spektaklius žiūriu kaip į tam tikrus gyvuosius paveikslus, viens kitą keičiančius, ir man scenografija, kostiumai yra labai įdomi sritis ir aš savo tuose tekstuose kaip tik būtent tuo ir rėmiausi, to labiausiai ir ieškojau nuo pat XIX amžiaus pabaigos ir iki mūsų dienų, būtent scenovaizdžiai, kostiumai, nuotraukos, tai, kas leidžia mums šiek tiek tą operos fenomeną prisijaukinti, pajusti ir įsiminti labiau, būtent kaip reginį. Tai mano tie skyriai, kuriuos aš parašiau, jie, sakyčiau, perbėga gana nuosekliai operos istoriją nuo pat XIX amžiaus. Žinoma, šiuo požiūriu XIX amžiuje nelabai yra tos vaizdinės medžiagos, daugiau afišos ar tekstinė medžiaga, ego dokumentika, kuri reflektuoja tą įspūdį, kurį vienas ir kitas žmogus patiria operos spektaklyje, bet jau nuo XIX amžiaus pabaigos tos vizualinės medžiagos gausėja ir tikrai, renkant medžiagą, pats nustebau, kad jos yra, kaip minėjau, tose archyvuose, kurie iki tol buvo labiau popieriniai, dabar jie skaitmenizuoti. Na ir žinoma, 20 amžiaus pirmoji pusė jau yra puikiai dokumentuota Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, literatūros ir meno archyve. Ir tikrai tas įstaigas labai norėčiau paminėti ir padėkoti joms, kad jos atsivėrė, kad leido šitą medžiagą naudoti mūsų knygoj. Na ir taip pat teatrai ir Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras labai dosniai dalinosi medžiagą
ir Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, Kauno valstybinis muzikinis teatras tikrai prireikus atsiųsdavo visą medžiagą ir dėl to mes ir turim tokį ne tik tai tekstinį pasakojimą, bet ir vizualų, efektingą, sakyčiau, tokį atskleidimą tos operos temos ir tuo pačiu esu labai dėkingas dailininkui Liudui Parulskiui, kuris šitą mūsų surinktą medžiagą, na taip, operiškai perteikė ir gal atkreipė dėmesį, buvo net 8 viršelių variantai, tikrai buvo vienas už kitą gražesni, turėjom balsuoti, rinktis ir pasirinkom tokį, koks jis yra dabar. Tai sakyčiau, kad opera yra absoliučiai nuostabus žanras, kuris leidžia kurti autoriams ir mums, bet manau, kad jau leido sukurti tam tikrą pasakojimų seriją, bet tokia, sakyčiau, polifoninės struktūros turbūt. Nes iš tikrųjų yra labai daug temų, kurias mes polifoniškai paliečiame ir dažnai pasakojam netgi apie tas pačias operas labai skirtingai. Nes vis dėlto viena vertus tai yra operos žanras, tai yra muzika, bet yra pastatymas, yra scenografija, yra režisūra, yra vaidyba, yra jos vėlesnė istorija, galų gale, kadangi mes ėmėm tokią temą kaip Lietuvos istorija ir mitologija, tai čia yra ir istoriografija, ir politinė istorija, yra ir meno diskursai ir visi kiti dalykai ir turbūt tas jau justi mūsų tekste ir dažnai jie nesutampa. Pavyzdžiui, mes tikrai kiekvienas savų būdų bandėme tuos gausybę tų tokių potėmių tarsi arba tų tokių motyvų paplėtoti, nes pirmiausia, turbūt reiktų dar pasakyti, kad netgi šerdis tai yra 4, ar sakyčiau, temos. Tai yra Lietuva operoje, tai yra lietuvių arba Lietuvos kompozitorių opera, tai yra lietuviška opera, kas yra dar viena problema, tai yra kas yra tas tautiškumas ir vėlgi lietuvių tapatybė užsienio operose, kaip yra atvaizduojama. Tai žodžiu, visą šitą polifoninį temų, aš sakyčiau, raizgalynę mes vienokio ar kitokio būdu kiekvienas plėtojome ir aš manau, kad tiesiog toje knygoje labai daug kontrapunktų. Aš vėliau tikrai irgi skaitydama, pavyzdžiui, su susidomėjimu, kaip Helmutas rašo apie tas pačias operas, apie kurias aš rašiau lenkų ir galiu tik pasakyti, kad iš tikrųjų, minėdama dar tos iššūkius, galėčiau pasakyti, kad ir daug tokių ir dovanų mes turėjome, todėl kad daugelis tų operų, kurias mes tiesiog atradome, jas atranda šiandien ir lenkai. Nes dėl politikos, dėl politinės istorijos, pavyzdžiui, tos operos, kurios buvo rašytos Lvive XIX amžiuje, jos visiškai nefunkcionavo irgi, jos buvo užmirštos ir jie tik dabar pradeda jas atlikti. Kai kurie dalykai tapo aktualūs, kaip pavyzdžiui, sakykime, žydų kilmės lenkų amerikiečių kompozitoriaus Karolio Rothauso opera apie lietuvių emigrantus pastatyta Berlyne 30 metais. Bet dabar su migracijos bangomis jinai tapo vėl aktuali. Jisai emigravo, buvo užmirštas ir dabar Vokietijoje kelis kart statyta, nes migracijos ir migrantų tema, žmonių išnaudojimo temos tapo aktualios ir mes dar kitaip pažvelgiam. Tai žodžiu, ir aš manau, kad be to dar vieną dalyką norėčiau paminėti, gal neverta tenai, sakykime, ne dėl to, kad save pagirt, bet man atrodo, kad knygoje justi, kad mes 4 skirtingi menotyrininkai, bet visi aktyvūs arba buvę aktyvūs meno kritikai ir muzikos kritikai ir iš tikrųjų nesistengiam kažkokį tai jau ten super teorinį, mes tikrai norėjom papasakoti tai, ką mes matom šiandien, ką mes galim papasakoti apie tokį gigantišką vis dėlto mūsų kultūros sluoksnį. Ačiū, Rūta, aš prisipažinsiu, kad iš 4 punktų spėjau pasižymėti 2 lietuviškumas operoje, lietuvių vaizdinys užsienio operose ir dar kažkas buvo jūsų paminėta, tai po to aš prašysiu jūs priminti, bet iškart sureaguoju. Mesgi kalbėjomės prieš savaitę radio eteryje ir stengiuosi, kad šitas pokalbis nebūtų visiška prieš savaitę įrašyto ir nuskambėjusio pokalbio kalkė arba aidas. Ir prisipažįstu, kad vieną klausimą laikiau iki paskutinės akimirkos ir tikėjausi, kad sugebėsiu užduoti, bet jums išvardinus tuos 4 akcentus, kaip galima knygą skaityti, pagalvojau, kad dabar laikas. Tai vis tik tai, koks yra populiariausias istorinis veikėjas arba populiariausias istorinis siužetas lituanistinėse operose, ties kuo vis grįžta ir grįžta ir grįžta.
skirtingose epochose operas su lituanistika vienaip ar kitaip kūrė operų kūrėjai. Gal kas nors iš jūsų tą statistiką yra suvedęs ir radęs atsakymą iš tą klausimą? Ne, tokios statistikos neturime, bet man taip Bet gal turite nuojautas? Nuojautą ir pasidalinsiu. Man atrodo, kad tokie dažniausiai pasikartoja siužetai, aišku, yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, istoriniai veikėjai, personažai tokie, kurie operoje virsta personažais. Ir taip kažkur punktyrų Žalgirio mūšis prabėga ir sovietinėse operose, ir 18 amžiaus italų operose, nes kaip taisyklė tas operas dažniausiai užsakydavo Lenkų didikai ir tuose siužetuose Lenkų didikų užsakytose italų operose, kaip antai Leonardo Vinci, kurio nereikėtų painioti su Leonardu da Vinci, garsiuoju Renesanso menininku, tai yra 18 amžiaus pradžios kompozitorius, labai talentingas kompozitorius, kuriam tiesiog likimas nebuvo palankus, nes pagal jo indėlį į muzikos istorijos, net ne operos istorijos raidą, jis turėtų užimti gerokai didingesnę vietą, bet kadangi jisai buvo lošėjas, alkoholikas ir neva jis buvo nunuodytas, net neaiškiai jo yra gyvenimo pabaiga, jo mirties data yra 1730 metai. Ir jis parašė operą Gismondo, irgi Žygimantas. Taigi mes tų Gismondo ir Sigismondo italų operose turime. Ir tos operos turi tam tikrą tokį momentą tarp lietuvių ir lenkų kovų. Tarsi lenkai yra kažkokie kovoja už tiesą, su išorės priešais, o lietuviai taip truputėlį jiems tarsi trukdo. Arba Žygimanto Augusto prototipą galime išvelgti, kad jis yra toks verkšlenantis dėl tariamai savo žmonos ištikimybės, nors jinai iš tikrųjų ten visai kitaip susiklosto, bet jam atrodo, kad jinai yra neištikima, dėl to jinai ištremta ir jis vis paleidžia reikalus ir nebesvarbi valstybė. Ir tai yra tokia tiesi aliuzija į Žygimantą Augustą ir jo meilę Barborai, dėl kurios lenkai tikrai pyko. Ir tas operos siužetas labai taip persipina su tokiais dalykais. Tai kaip nekeista būtų, bet itališkame siužete, kuris vėlgi yra paimtas iš kitos operos, nes 18 amžiuje Italijoje buvo labai didelė libreto problema. Libretai būdavo tokie universalūs, galėjo būti ir 10, ir 20 operų sukurta, šiek tiek pakeičiant siužetą, arba tiesiog buvo libreto deficitas, taip galime pasakyti. Ir pagal tą libretą irgi tai buvo ne pirmoji opera, kurią reikia taip sukomponuoti pagal visą fabulą, kad pritaikytum kažkaip tams lietuviškam, lenkiškam siužetui. Tai aš išvelgčiau daugiausiai tokių dalykų. O jau sovietmečiu, tarkim, Pilėnuose ar Du kalavijai Vytauto Klovos opera, kuri yra mažiau žinoma ir jos tikrasis pavadinimas buvo Žalgiris, bet dėl tam tikro tokio sabotažo choristų, kurie atsisakė dainuoti 4 kalbomis, nes Klovas su savo libretistu Maskoniu sugalvojo, kad finale čia Žalgirio mūšis ir kiek tautų dalyvavo, tai tiek tautų turi būti atliekamas, žodžiu, panaudoti tą daugiakalbystę. Ir choras pagalvojo, kad čia turbūt bus centro komitetas nuims tą operą, išvakarėse tokie gandai buvo paleisti ir jie tiesiog atsisakė dainuoti. Ir tas finalas kaip ir nevyko, aš knygoje pavadinu tai pralaimėta Žalgirio finalas, nes opera tiesiog finalas, tas, kur jau Žalgirio mūšis, ten yra 14 minučių instrumentinis epizodas ir jinai taip tiesiog nevyksta tas Žalgirio mūšis. Tai man atrodo, kad būtent Lietuvos didžiosios kunigaikštystės mitas, apie kurį ir Rūta daug buvo užsiminusi, kad tai yra ateinantis iš pirmosios Lietuvos Respublikos, visos tos tautinės mito ideologijos, kaip reikia sustiprinti save
per LDK siužetus. Ir tas netgi Vytauto Klovos vardas Vytautas irgi yra kilęs iš tos pačios tradicijos, kaip pavadinti po Vytauto didžiojo mirties metinių 1930 šventimo, koks buvo antplūdis berniukų pavadinti Vytauto vardu. Tai visą taip ateina ir į sovietmetį, ir nors su siaubingomis ideologinėmis klišėmis, vis tiek tie siužetai kažkaip išliko. Tai aš galvočiau, kad turbūt tokie dalykai ryškiausi. Norėčiau Jūratę papildyti ir šiek tiek pakomentuoti gal tiesiog kokie konkretūs istoriniai herojai buvo patys populiariausi. Tai vis dėlto galime matyti, kad Vytauto vardą davė, bet ne vieno Vytauto pirmosios Respublikos operose nebuvo ir apskritai buvo vyrų herojų problema. O populiariausias vėliau istorinis personažas buvo nebejotinai karalius Mindaugas. Yra 4 operos parašytos lietuvių kompozitorių, 2 emigracijoje, Juliaus Gaidelio ir Dariaus Lapinsko, 2 Lietuvoje, tai Bronius Kutavičius ir Rimkus Rinkevičius, ir taip pat viena opera XIX amžiuje Henriko Jareckio. Ir sakyčiau, dar įdomus dalykas yra, kad jeigu kalbame apie lietuvių nacionalinės operos ištakas nuo Miko Petrausko Birutės iki Antro pasaulinio karo, tai ir tiesiog radijo laidoje šiek tiek minėjau, aš galėčiau sakyti, kad buvo populiariausias tai kolektyvinis moters portretas. Tai yra buvo Karžygės Gražina, Birutė, Jūratė, Vaidilutės, žodžiu, Karžygės, Didmoterės ir taip toliau. Ir aš jas vadinčiau, kad tai labai buvo dėsninga, jas siejasi ir su literatūrinė to laiko tradicija. Tai buvo kolektyvinis moters kovotojos už tėvynę ar pačios tėvynės kaip metaforos, tokia metafora. Tai tas labai įdomu ir turbūt šituo opera, lietuvių opera, bent jau opera Lietuvoje, skyrėsi šiek tiek nuo dramos, kur buvo labai daug vyrų ir vyrai gana vėlai atėjo į lietuviškas operas. Ačiū, tikrai įdomus faktas. Rūta, jūs esat parašiusi tokį teiginį, pacituosiu: operos tyrėjų požiūrių nacionalinė opera yra keblus reiškinys, vargiai paklūstantis apibrėžimams. Citatos pabaiga. Tai aš dabar vienaip ar kitaip jūs visus 3 pakreipsiu ties vienu klausimu, kurį ir jūs, Rūta, anonsavot kaip vieną išpjūvį, kuriuo galima žiūrėti jūsų visų tekstus. Tai kaipgi reikėtų apibūdinti tą lietuviškos arba tautiškos operos kodą, kaip jis jums atsivėrė arba neatsivėrė, visiems žvelgiant iš skirtingų perspektyvų? Neatsitiktinai parašiau tą sakinį, nes iš tikrųjų opera yra universalus žanras ir nors atsirado kaip 2 tokios atmainos, prancūzų ir italų, ir kitos tradicijos vėliau evoliucionavo ir jos labai daug požanrių turi ir taip toliau, bet vis dėlto iki pat mūsų laikų visi operos tyrinėtojai pabrėžia, kad tai yra didžiulė problema pasakyti, kas yra nacionalinė opera. Ar tai yra kalba, nebūtinai kalbėjom apie tai radijoje, kad, pavyzdžiui, Benžikas Smetana nemokėjo čekų kalbos, bet yra čekų operos pradininkas. Galbūt tai yra, sakykime, folkloras, bet kiti visiškai ignoravo, visai nebūtinai. Galbūt tai turi būti siužetai, bet vis dėlto vėlgi mes matome, beje ir lietuvių operose dažniausiai yra meilės ir garbės konfliktai mūsų nacionalinėse. Tai tikrai, ar tai yra tokie pakankamai universalūs siužetai? Šalia Pilėnų kaip archetipo tokio šiek tiek kito. Taigi tikrai, kas yra nacionalinis stilius, vėlgi yra daugybė diskusijų, ar ne? Tai čia Helmutas galės papildyti, tai yra, man atrodo, ir dailės istorijoje, o jo lab, kalbant apie režisūrą, kažkokias mokyklas ir kiti dalykai. Tai ir man atrodo, kad iš tikrųjų tas buvo labai svarbu. Man vėlgi, kadangi mes rašėm ne vien apie lietuvių kompozitorių arba Lietuvoje sukomponuotas, sukurtas ar pastatytas operas, beje, yra tokių, kurios ir yra iki šiol nepastatytos ir kur mes galim tik tai įsivaizduoti, kaip jos galėtų skambėti, bet vėlgi kita tema būtų, kaip tą lietuviškumą įsivaizdavo užsienio kompozitoriai, kiek jiems buvo svarbu, kokiais laikais, pavyzdžiui, kas tai buvo, sakykime, 17 amžiuje, kaip galėjo, sakykime, atvaizduoti ir kaip 21 amžiuje Lietuvą, lietuvius ar Lietuvos žmonės vaizdavo vieni ir kiti kompozitoriai. Tai vėlgi čia tokia labai plati tema, kurią šiek tiek užkabiname ir savo knygoje. Aš gal čia vėl pavyzdį prisiminčiau Leonardo Vinčio, nes nepabaigiau minties tos, kodėl jis toks įtakingas, nes jeigu jis būtų ilgiau gyvenęs ir daugiau sukūręs, galbūt jis būtų gavęs tą teisingą vietą muzikos istorijoje, nes
iš esmės jis yra klasicizmo pradininkas. Tai yra kompozitorius, kuris užbaigė baroko muzikos epochą ir ateina į tą homofoninę muziką, į tą skaidrę klasicistinę faktūrą, kur dar 18 amžiuje pabaigoje, jau praėjus 50 metų nuo jo mirties, dar britai pastebėjo jį, kad tai yra iš tikrųjų naujas žodis muzikoje, kad nebėra tų brūzgynų ir raizgalinių, kas yra baroko polifonija, ir kad yra jau ta išskaidrinta melodija. Tai paskui tie nuopelnai buvo pripažinti kaip Pergolezio, kaip Kapsbergerio, kurie pradėjo klasicizmą, bet mes čia esame labiau gal Vinčio pusėje, nes jis parašė operą apie Žygimantą. Ir siužetas Žygimanto, kodėl dar jis nebuvo toks populiarus, būtent tas turbūt lietuviškumas, kuris tada visiškai nesisiejo su folkloru ar su dar kažkokiais dalykais, 18 amžiuje to ir būti negalėjo, bet kanadiečių muzikologas Kurtas Markstromas parašęs monografiją apie Leonardo Vinci, jisai sako, kad ši opera negalėjo įtikti italų skoniui, nes siužetas buvo ne antikinis ir Viduržemio jūros, o feudalinis ir šiaurietiškas. Ir tai buvo svetima. Tai va tas, nepaisant to, kad, sakykime, dėl Vladislavo Vazos tokių įspūdingų nuopelnų Europai, Chotino mūšio pergalės, kaip buvo lietuviai vertinami ir pats Vladislavas, ir kaip gražiai Italijos ir kitose dvaruose priimamas ir netgi trokštamas kaip žentas galbūt, kadangi Lietuva ir Lenkija pasirodė tokios patikimos sąjungininkės kovoje su turkais ir nuo Maskvos kunigaikštystės antpuolių, bet vis tiek tai buvo labai svetimas ir atšiaurus kraštas. Ir lygiai kaip ir tas garsus faktas, kad Klaudijus Monteverdis Vladislavo Vazos ar jo paties, ar jo patikėtinių buvo kviečiamas atvažiuoti į Vilniaus, į valdovų rūmus, kapeloje vadovauti, padirbėti, siūlomas dosnus atlygis. Ir vis dėlto po ilgų svarstymų Monteverdis atsisakė, aišku, dėl to, kad jau buvo garbaus amžiaus, įsigando kelionės, bet tas atšiaurumas, jisai buvo, asocijuojasi su tuo kitas, ar ne, kitas, svetimas operoje, tai iš saulėtos Italijos taip atrodėme mes. Ačiū, Helmutai. Kaip buvo įvaizdinama lietuviška tapatybė operos scenografijoje? Taip, čia man irgi buvo labai įdomus klausimas. Ėmus iš šitos temos, šiek tiek buvau susipažinęs su scenografijos situacija ir apskritai teatre, ir kitų žanrų pastatymuose. Ir čia turiu pasakyti, kad kažkokių staigmenų negalėčiau paminėti, nes 19 amžiaus pabaigoje matom vis tiek teatre tokį universalų požiūrį į istoriją ir pirmas toks geriau išlikęs vizualinių šaltinių rinkinys, jau mano minėta Amikarė Ponchielli operos lietuviai, medžiaga Archyvo Ricordi, kur yra keliasdešimt kostiumų eskizų, 6 scenovaizdžių eskizai, ir jeigu juos palygintume su tam pačiam archyve saugomais eskizais kitoms istoriniams operoms, kažkokio ypatingo skirtumo tikrai nepamatytume. Visi scenovaizdžiai, kostiumai sukurti daugiau mažiau, tiesiog fantazuojant, įsivaizduojant tą tuo metu suvokiamą viduramžių laikotarpį. Bet patys įdomiausi dalykai, man atrodo, pradeda ryškėti 20 amžiaus pirmoji pusėje, kai valstybės teatre pastatomos nacionalinės operos Jurgio Karnavičiaus Gražina, Jurgio Karnavičiaus Radvila Perkūnas, taip pat Antano Račiūno 3 talismanai. Ir čia šitose operose dirba dailininkai, kurie irgi jau mums puikiai žinomi ir jų kūryba gerai išnagrinėta, bet jie visiškai skirtingi savo požiūriu į istoriją, savo požiūriu į operos meną. Tai Gražinos scenovaizdį sukūrė Adomas Galdikas, visai neseniai pastatęs kartu su Andriumi Oleka Žilinsku Šarūną, ir Šarūno estetika, kuri labai puikiai įvertinta ir išanalizuota Balio Sruogos, mano galva, buvo perkelta su tam tikrais
pakeitimais, bet perkelta būtent į Gražinos operos pastatymą. Truikio Trys talismanai ir ypatingai Petrausko, Dambrausko, Eglės Žalčių karalienė vėlgi yra atskira istorija, atskiras požiūris į operą, kur nebelieka to pasakojimo, to noro iliustruoti, bet dailininkas leidžia savo kurti visiškai tokį savarankišką vaizdų pasaulį ir apie tai kalba visi šito spektaklio recenzentai. Spektaklis prastas, bet Truikio dekoracijos genialios. Na ir tuo pačiu metu, labai panašiu metu ir Mstislavas Dobužinskis sukūrė scenovaizdį ir kostiumus Radvilai Perkūnui, kur labai matom daug tokio, ir noro tą istorinę medžiagą labai tiesiogiai parodyti, iliustruoti. Ir ten matom ir scenovaizdį su Aušros vartais, ir su Dievo motinos paveikslu kabančio ant vartų dar be koplyčios. Ir kiti Vilniaus vaizdai Dobužinskio sukurti, jie remiasi tokiom gana detaliom tikrovės studijom. Nes tuo metu dirbdamas šitą spektaklį Dobužinskis netgi nuvyko į Vilnių ir rinko medžiagą, ne visa netgi buvo ta medžiaga panaudota, kad kiek įmanoma tiksliau tą operos vaizdą perteikti scenoje. Tai šitų trijų dailininkų strategijos yra visiškai kitokios ir jos labai įdomiai tiesiog viena kitą papildo 20 amžiaus pirmoji pusėje. Paskui, aišku, sovietmetis, kur mes matom vėl tokį grįžimą prie to naturalizmo, prie tų dirbtinių medžių, dirbtinių trobų ir puorų. Ir čia vėlgi reikėjo keleto dešimtmečių, kad vėl jau atšilimo laikotarpiu tie patys dailininkai, pavyzdžiui, Juozas Jankus sukūręs Marytę, visiškai tokį primityvų, elementariai tokį butaforinį spektaklį, jis irgi, sakytume, dėmesio, pavojus atšaukiamas. Galite sugrįžti į pastatą. Attention, the fire alarm is stopped. You are now allowed labai vakariškas toks pranešimas. Dėmesio, pavojus atšaukiamas. Galite sugrįžti į pastatą. Attention, the fire alarm is stopped. You are now allowed to return to the building. Net nežinojau, kad buvo paskelbtas. Tai vėl tiesiog labai trumpai užbaigiant, tas labai įdomus vėlyvo sovietmečio scenografijos virsmas, kai dailininkai įgauna daugiau drąsos kurti sąlygišką vaizdą ir dailininko užduotis tampa gerokai sudėtingesnė, kad tik tai pripildyti sceną tais butaforiniais daiktais ir atpažįstamais tokiais tai vizualiniais motyvais. Aš norėčiau, jeigu galima šiek tiek papildyti, Helmutas palėtė labai svarbią temą. Iš tikrųjų, opera yra nuostabus žanras, ta prasme, kad čia susitinka labai skirtingų sričių menininkai. Ir visai neturi jų nuomonės sutapti, o dažnai visai nesutampa. Ir kartais scenografija arba režisūra pasakoja visai ką kitą negu muzika. Tai iš tikrųjų mes ir bandėme tikrai ne kažkokią apologiją kurti ar bandyti sakyti, kad čia viskas nuostabiai sutampa, bet ieškojome tų skirtumų, tų konfliktų, tų skirtingų požiūrių, kurie lydėjo ir pačius tos operų pastatymus ir jų istoriją. Ir tai, man atrodo, labai natūralu ir nepaprastai įdomu. Aš dar norėčiau šiek tiek paprieštarauti Helmutui dėl Marytės 1953 pirmoji sovietinė opera, kadangi jinai buvo ideologinė ir ten labai įdomiomis aplinkybėmis gimė, kai reikėjo pirmosios operos, kas tas turi būti sovietinis, tas svarbiausias siužetas ir buvo pasirinkta ta feikinė, kaip sakoma, herojė, kurios ir realybėje nebuvo arba jinai ne visai tokia ir buvo. Bet Helmutas sako, kad tai buvo butaforija, bet tai buvo labai prabangi, nes buvo mestos tokios pajėgos, atkurtas yra interjeras, kaip atrodė fašistų kabinetai, su prabangiais sienų apmušalais, nepagailėta kailių, nepagailėta prabangių medžiagų vaizduoti. Tiesiog aš buvau apstulbusi, nes taigi mesgi niekas tos operos nematėm, negirdėjom, jos jau niekada neįstatė, tiesiog jinai nuėjo iš karto, užsidėtas buvo plius kad pagaliau ta tarybinė opera įvyko, Maskvoje jinai buvo per dekadą pristatyta ir viskas, ir dar keletas iki parodyta ir nuėjo į užmarštį. Bet kai aš pasikėliau nuotraukas, tai yra įspūdinga, tai yra kaip Netflixas.
Aš noriu atsiprašyti garbios publikos, kad tik tai likus 6 minutėm iki pokalbio pabaigos atsiminiau jūs, klausiausi Helmuto, Jūratės ir Rūtos pasakojimo, bet jeigu turite noro sureaguoti, užduoti klausimą, pasiginčyti arba pasitikslinti, ką čia ką tik išgirdo, tai pakelkite ranką, aš tuoj pat atnešiu jums mikrofoną. Taip, jau tik tai 5 minutės, mes tai puikiai žinom. Norėjau paprašyti, kad įsirašytų garsas. Pavadinimą, kad pakomentuotumėt pavadinimą, kaip sugalvoju. Jūs tiesiog nuskaitėt paskutinį mano klausimą. Judam link pabaigos. Čia aš turiu pasakyti, kad ilgai ieškojome ir galvojame, kad nebus to pavadinimo. Tiesiog ir vadinsis Lietuvos istorija ir mitologija operos scenoje. Bet Rūta sako, reikia kažko tokio efektingesnio, kad būtų normalus knygos pavadinimas. Ir aš pasižadėjau paieškoti kažkur neprojektinis. Jo, kad tai būtų kažkas tokio iš libretų, kažkas tokio. Ir mūsų tie libretų kažkokios frazės, jos yra arba tokios labai karingos, arba agresyvokos, arba, primityvokos, kad kažkaip tai prastum, kad viską apimtų. Ir daviausi kažkaip ir paskui ir Ugnies ir tikėjimo Broniaus Kutavičiaus operos baleto paskaičiau tą visą libretą ir viską ir vėl kažkaip neužsikabinu Brunonas, kažkaip negalima taip siaurais. Ir paskui aš galvoju, tas pats pavadinimas, juk visos praktiškai istorinės lietuvių operos ir yra apie kovą. Ir apie kovą dėl savo žemės ir dėl savo tikėjimo, dėl savo vertybių. Ir man dar yra antra ta konotacija labai svarbi, kad kai dariau interviu su Broniu Kutavičium jo 75-mečio proga, ir aš tada paklausiau, taip pat, gal yra kažkoks kūrinys, kur jums atrodo svarbesnis, ar norėtumėt prie jo grįžti. Ir jau pasakojo apie tai nesikį, kad jis net neišklausęs mano klausimo iki galo, jisai sako, Ugnis ir tikėjimas, Vašits ir geriausias mano kūrinys. Panevėžietiškai jisai taip ištarė. Ir kaip jo nesuprato režisierius Vaitkus, ir kaip netaip atlikta buvo, ir kaip čiagi iš tikrųjų netaip reikia. Ir jis nebesulaukė tos dienos, kai ta opera kažkaip bus kitaip iš naujo peržvelgta talentingų žmonių. Tai aš galvoju, tai čia pas mus nors toks simbolinis skolos grąžinimas jam, kad čia yra žymiausias, nežymiausias, bet mylimiausias Broniaus Kutavičiaus kūrinys. Ir aš tiesiog pridurčiau, kad tai nebuvo atsitiktinis pasirinkimas, nes vis dėlto atkurtos nepriklausomybės metais, man atrodo, Kutavičius kaip tik yra tas, kuris, sukūrė tikrai nuostabų naują nacionalinės operos kodą. Jo diptikas, Lokys ir Ugnis ir tikėjimas tai yra tikrai tokios viršukalnės paskutinių 36 metų. Rūta, ačiū labai už šitą papildymą, nes aš pamenu, kad kai baigiantis mūsų pokalbiui radijui, aš uždaviau klausimą, kokių operų pastatymus nepriklausomybės epochoje galima laikyti tiek idėjų, tiek ir panaudotų meninės raiškos priemonių prasme novatoriškom, išlaisvinusiom iš literatūriškumo ir plėtusiom žanro ribas. Jūs būtent ir minėjot Lokį ir Ugnį ir tikėjimą. Beje, o kaip su tuo operos lietuviškumu? Aš vis tik tai norėčiau baigti mūsų pokalbį pajuokavimu, nes mane yra sukrėtęs vieno krepšinio rinktinės trenerio pasakymas, kada rinktiniai labai nesisekė, jisai taip žiūrėdamas į tolį spaudos konferencijoje pasakė, žinot kaip yra, kai neturi ką mylėti, turi mylėti tai, ką turi. Ir šita tezė mane lydi visą gyvenimą. Aš ją prisimenu labai įvairiom ir sunkiom, ir linksmom akimirkom. Kaip su ta lietuviška opera? Ar čia jai su to lietuviška opera? Galima eretiškai atsakyti. Būtų gerai. Vis dėlto šitą knygą mus paskatino dar vieną dalyką apsvarstyti. Operos apie Lietuvą, tai lituanistinės operos buvo parašytos gerokai anksčiau nei pirmosios vadinamosios nacionalinės lietuvių operos, ar ne? Ir neišvengiamai buvo daug sukurta muzikinių ir sceninių įvaizdžių. Ir lietuvių kompozitoriai, kaip ir visi kiti, jie, sakyčiau, kūrė tą nacionalinį kodą iš labai eklektiškų šaltinių. Ta pati rašo lenkai apie savo nacionalinės operas, Moniuška ir kitus, ir čekai, ir kitos tos tautos, kurios tautų pavasario laikų stengiasi sukurti tą nacionalinį kodą. Turbūt svarbiau čia būtų pažiūrėti, kaip mes
bandome vis naujam laikė sakyti, kad tai arba tai nėra mūsų, arba yra mūsų kodas. Tai čia dar viena tokia labai įdomi istorija, prie kurios šiek tiek irgi prisilietėm, bet gal kolegos dar gali kažką papildyti. Jau turbūt baigiame. Jau turbūt ir baigėme, bet vis tik tai aš manau, kad visi tie klausimai, kurie čia buvo tik tai probėgšmiais paliesti, dar gali būti iš naujo prisiminti, nes 3 mano garbus pokalbininkai ir pokalbininkės dar tikriausiai nueis į 3 salėje esantį Lietuvos muzikos ir teatro akademijos stendą, kur dar galės su jumis pabendrauti, pasirašyti, kai jūs įsigysite šitą tikrai vertą dėmesio knygą. Ir dabar te priminsiu, kad šiandien mes kalbėjom apie monografiją Ugnis ir tikėjimas ir kalbėjausi su 2 muzikologėmis, profesorė Rūta Stanevičiūtė ir mokslo daktarė Jūratė Katinaitė, taip pat su profesoriumi, menotyrininku Helmutu Šabasevičiumi. Pokalbį moderavau aš, kultūros istorikas Aurimas Švedas. Lygiai 18:45 min.